Sveiki gyvi! Šiandien 8-ojo Google partnerių patarimų laidoje kalbėsime apie itin populiarią temą, tai yra dirbtinį intelektą, ir truputėlį papasakosiu, kaip reikėtų dirbti su būtent ChatGPT. Tai bus tokie trumpi pagrindai, trumpas įvadas į tai, kaip reikėtų pradėti naudotis būtent šiuo įrankiu. Na, o antroje dalyje, kuri kaip visada yra labiau skirta verslui, kalbėsime apie interneto svetaines ir apie SEO optimizaciją, tai yra kokios interneto svetainės dalys yra svarbios, jog jūsų svetainė būtų kiek įmanoma aukščiau Google paieškos rezultatuose. Apie dirbtinį intelektą tikriausiai jau ne kartą teko girdėti, galbūt ir naudojatės. Na, o šiandien mano noras trumpai jūs supažindinti su populiariausiu dirbtinio intelekto įrankiu ChatGPT. Na ir suteikti tokius visiškai bazinius pagrindus, tiesiog parodyti, kaip jis veikia, jeigu dar kažkas iš jūsų nėra susidūrę. Ir duoti keletą trumpų patarimų, kaip efektyviai juo naudotis kasdieninėje veikloje, jog gautumėte nenuvilintį rezultatą. Tai yra dvi galimybės. Arba tiesiog mes galime per naršyklę naudotis dirbtiniu intelektu kompiuteryje, arba galime atsisiųsti aplikaciją į mobilų telefoną. Tai šiuo atveju mes naudosimės tiesiog nemokamą interneto svetainės versiją ir parodysiu, kaip galima su juo dirbti ir atlikti itin paprastas užduotis. Tai Google paieškos sistemą mums tiesiog reikėtų susivesti ChatGPT ir reikėtų spausti ant antrojo šiuo atveju rezultatų. Tai yra chatgpt.com. Jūs patenkate į tokią aplinką. Tai čia šiai dienai nėra būtina registruotis, galite naudotis visiškai nemokamai. Žinoma, mokama versija yra paprastai kalbant tiesiog protingesnė ir galima su ją turėti geresnį rezultatą, bet pilnai galite naudotis ir nemokamą versiją. Tai tik esminis skirtumas, kad jeigu jūs prisijungsite su savo Google profiliu ar programėlėje, ar, sakykime, interneto svetainėje, jūs galėsite su dirbtiniu intelektu bendrauti kalbant, ne vien jam rašant. Tai šiuo atveju galima su juo kalbėti lietuviškai, tiek rašant, tiek, sakykime, kalbant balsu. Tai parodysiu keletą, sakykime, pagrindinių funkcijų, kurias galima atlikti su ChatGPT dirbtiniu intelektu. Tai kaip pavyzdys, tai tiks šis pavyzdys tiek ir paprastiems žmonėms, kurie naudojasi socialiniais tinklais, tiek ir galbūt jeigu valdote kažkokį verslo profilį, tai su dirbtiniu intelektu parodysiu pavyzdį, kaip mes galime sukurti socialiniam tinklam įrašą. Tai yra arba tiesiogiai įrašą, arba galbūt jums pametės minčių, kaip reikėtų jį sukurti. Ir nereikės jums vargti, jeigu tiesiog pritrūkstate idėjų. Tai pirmiausia, ką reikėtų prieš pradedant dirbti su dirbtiniu intelektu padaryti, tai nustatyti jam rolę. Tai yra, kaip jis turėtų elgtis, kaip kokios srities specialistas. Tuomet nuo to gali skirtis ir atsakymai, kaip jis pateiks tiesiog informaciją, atsakymus jūsų duodamas užklausas. Tai ką man pirmiausia reikėtų padaryti, reikėtų tiesiog suvesti rolę. Galite viską rašyti lietuvių kalba, jis tikrai pilnai supranta. Žinoma, jeigu bus bendravimo su juo anglų kalba, atsakymai gali būti šiek tiek geresni ir tikslesni. Tai galima ir taip. Žinoma, šiuo atveju dabar kaip pavyzdį rodysiu lietuvių kalbą. Tai mes nurodome, kad ChatGPT dirbtinio intelekto rolė bus tiesiog socialinių tinklų rinkodaros specialistas, ar kaip ten beįvardinsime. Na ir mes turėtume tuomet detaliau nurodyti, prieš, sakykime, prašant, kad būtų sukuriamas įrašas, kokiai auditorijai tas įrašas bus skiriamas. Tai auditorija, pavyzdys galėtų būti Panevėžio miesto verslininkai, ten tarkim 25-45 metų amžiaus ir vyrai. Tai taip detaliai tos auditorijos galima nenustatinėti, bet šiaip labai svarbu bent nurodyti amžių,
kad su tuo turiniu pataikytume į kiek įmanoma tikslinį auditoriją ir tas turinys jam būtų suprantama. Na ir tuomet galime mes jau iš karto nurodyti, ko mes norime. Tai kaip pavyzdys, parašyk Facebook socialiniam tinklui įrašą apie mano, pasiekimus plaukimo varžybose. Aprašyk, jog trečią, tarkim, vietą nebuvo lengva pasiekti. Tuomet dar galime nurodyti, kokio mes norime tono. Tai ar rašymo stiliaus, tai tarkim rašymo stilius gali būti kaip pavyzdys, jeigu tai mes naudojame savo asmeniniam socialiniam tinklam, tai rašymo stilius gali būti neformalus. Tuomet galime pabandyti, tarkim, pareikalauti, kad tekstas būtų šmaikštus. Ir kol kas tiek. Tai aišku, kuo daugiau jūs informacijos jam pateiksite, tuo gausite geresnį rezultatą. Jeigu, sakykime, nurodysite turinį, kuris, sakykime, jums yra svarbus ir apie jį norite plačiau, jog būtų aprašyti, tai taip ir gausite. O jeigu kuo mažiau informacijos, kuo bus abstrakčiau, tai tuo, sakykime, gali labiau pateikti klaidingą informaciją. Tai kaip pavyzdys, suvedus šią informaciją mes gavome įrašą. Ir mano patarimas pirmojo atsakymo, sakykime, iš karto su juo nesutikti, tai yra paprašyti, kad padarytų geriau, kad atliktų kažkokias korekcijas. Tokiu atveju tikrai gausite geresnį rezultatą. Kaip pavyzdys, man dabar, tarkim, netinka stilius, tai galime rašyti, kad norėčiau, jog būtų dar šmaikščiau, tekstas turėtų būti trumpesnis ir, tarkim, paminėk, kad tai pirmosios mano varžybos. Ir paprašę šios pakeitimus atlikti, gauname gerokai trumpesnį tekstą. Na ir faktas, mes galime toliau tai tęsti, bet tai, sakykime, kaip ir nėra prasmės. Pačią mintį supratote, kaip reikėtų dirbti su dirbtiniu intelektu. Na, o jeigu jau busite prisiregistravę arba prisijungę, jūs tuomet šioje dalyje matysite daugybę chatų. Tai parodysiu trumpai, kaip atrodo aplinka jau, sakykime, mokamos ChatGPT versijos. Tai šioje vietoje jūs matote, yra chatų ir kaip pavyzdys, juos mes galime koreguoti. Tai yra, jeigu jūs prisijungę naudosite dažniau dirbtiniu intelektu, rekomendacija būtų kiekvieną iš tų chatų pervadinti, pakeičiant įrašus, jog ateityje, jeigu naudositės tuo pačiu chatu, tarpusavyje nepasiklystų. Tai tiesiog patarimas, kad kiekvienai užduočiai naudoti skirtingą chatą, nes su kiekvienu chatu reikia jį apmokyti, kokio rezultato jūs norite, tai skirtingom užduotim geriau apmokyti dirbtinį intelektą iš naujo, kad gautumėte kiek įmanoma geresnį rezultatą. Tai su dirbtiniu intelektu būtų tiek. Išsibandykite, kas dar nesate bandę patys, ir manau, tiesiog reikia skirti šiek tiek daugiau laiko dirbant konkrečiai su ChatGPT, jo gautumėte kiek įmanoma geresnį rezultatą. Na, o antrojoje laidos dalyje, kuri yra labiau skirta, kaip visada, verslui, kalbėsime apie svarbiausius interneto svetainės SEO elementus, kurie padės jūsų interneto svetainiai būti kiek įmanoma aukščiau Google paieškos rezultatuose. Na, o šioje dalyje pakalbėsime apie svarbiausius svetainės SEO elementus, kurie daro tikrai didelę įtaką paieškos rezultatams. Tai keletas, sakykime, elementų, kurie tikrai gali padėti jūsų interneto svetainėje turėti geresnius rezultatus ir juos susitvarkyti tikrai nėra sunku. Tai pirmiausia, kaip pavyzdį parodysiu, žinoma,
mūsų pačių interneto svetainę. Tai paiešką tiesiog susivedame pad ir čia matote ne vieną paieškos rezultatą. Tai yra mūsų pačių interneto svetainė, rekvizitai ir visa kita informacija. Tai jūs matote iš esmės tik tai kelius elementus iš svetainės, tai yra viršutinė dalis, ta vadinama mėlyna juosta, yra meta title dalis ir apačioje keletas tų pilkų eilučių yra meta description dalis, tai yra tas aprašymas. Tai toje mėlynoje juostoje, jeigu taip paprastai kalbant, kuri vadinasi meta title, mes turėtume naudoti kažkokią raktinę frazę, pagal kurią mes norėtume reitinguotis Google paieškos sistemoje aukščiau. Tai šiuo atveju mūsų svetainėje yra paminėta skaitmeninės rinkodaros agentūra kaip raktinė frazė, pagal kurią mes užimame pakankamai aukštas pozicijas. Ir tik po to eina mūsų prekės ženklas ir, kaip sakykime, papildoma vertė, papildomas skatinimas spausti ant šio rezultato. Yra paminėta, kad turime Google partnerių statusą, tai yra esame Google partneriai. O antrojoje dalyje, kur yra meta description, kur yra trumpas aprašymas, čia mes galime akcentuoti papildomas vertės ir taip pat reikėtų paminėti raktinę frazę, kuriai mes norime optimizuoti pačią svetainę. Tai mūsų atveju taip pat yra paminėta, kad yra skaitmeninės rinkodaros agentūra. O toliau jau eina vertės, kad esame sertifikuoti Google partneriai, kad turime sertifikuotis meta specialistus, ir tas mūsų šūkis. Tai to pilnai pakanka. Jeigu, sakykime, jūsų svetainės meta title dalis, tai yra ta mėlyna juosta, yra bent minimaliai optimizuota ir įtraukta yra kažkokia raktinė frazė, jau yra tikimybė, kad turėsite geresnius rezultatus, geresnius. Ir jeigu jūsų meta description dalis irgi taip pat bus aprašyta, o ne palikta tuščia, jūs taip pat turėsite geresnius rezultatus. Nes, jeigu jūs šios dalies neaprašysite, tikėtina tiesiog informacija paims iš svetainės turinio, o tai gali netrodyti taip patraukliai ir neperteiks tos informacijos, kurią norėtumėte perteikti jūs patys. Ir tokiu atveju jūsų svetainės rezultatas paieškoje gali atrodyti ne taip patraukliai, sulaukti mažiau paspaudimų. Ir kalbant reklamos terminais, jūsų bus tas vadinamas CTR mažesnis, tai yra jūsų parodymų ir paspaudimų santykis bus mažesnis, ko pasekoje jūsų ir pozicijos vėliau paieškoje gali sužemėti, jeigu jas tokias apskritai turėjote. Tai tik keli elementai, kurie yra pakankamai svarbus interneto svetainiai. Tai tiesiog atsiminti, kad yra tokia dalis kaip meta title ir meta description. Jeigu patys neturite prieigos prie svetainės valdymo, nežinote, kaip reikėtų pakeisti ar koreguoti, tai tiesiog reikėtų paprašyti pagalbos svetainių kūrėjų, kurie jums tą svetainę prižiūri. Arba, kaip sakau, tiesiog paprastai pasigūglinti, kur jūsų turinio valdymo sistemoje šios dalys yra keičiamos. Ir tik keli šie pakeitimai gali padaryti tikrai nemažą įtaką jūsų svetainiams rezultatams Google paieškoje. Tai to pakanka, kad aplenktumėte bent keletą konkurentų. Jeigu jūsų rinkoje nėra daug konkurencijos, jeigu pasirinkta raktinė frazė nėra labai konkurencinga, tai tikrai, manau, turėsite gerus rezultatus. Tikiuosi, kad ir ši laida jums buvo įdomi. Lauksime jūsų klausimų ir įdomiausius iš jų aptarsime kitoje laidoje. O šiandien su jumis atsisveikinu ir iki kito karto.